turime mes duonos senutės, kada norim susipjaustyti. Padedam čia į kamputį. Uždarome. Pasirenkam ploniausią riekelę ir palaukiam. Dabar padedu čia. Užmauju kojinytę. Dabar esam Klaipėdoj ir pamačiau kačių šėrimo vietą. Tokią bairę dar nebuvau matęs. Kačių šėrimo vieta. Ir kažkiek tai namelį dar jom įlysti. Nežinau, ar dabar ten yra tų kačių. Bet va, prašom. Prašom. Oras šiandien nuostabus Klaipėdoj esam. Tikra vasara. Gal biški ne taip šilta kaip vakar, bet labai šilta. Labai geras oras. Nereikia nei liepos. Kur dabar mes esam? Divdysy. Pakomentuokite truputį. Mes dabar esame Smiltynės perkėloje. Va, nuo Smiltynės perkėloje ant to bokšto. Aha. Smiltynės perkėla. Mes dabar kelsimės su keltu. Kelsimės į... Per Smiltynės perkėlą į Nidą. Teisingai pasakiau. Į Neringą ir mes tenai važiuosime į pro Juodkrantę. Važiuosime, dabar pasikelsime ant kalniuko, važiuosime 6 kilometrus į tą vietą, kur nori Audrius maudytis. Paskui galim grįžti dar 6 kilometrus, paskui galim važiuoti, pasivažinėti po Nidą, iš Nidos į Juodkrantę, o gal ne taip, o gal taip, nežinau. Labai gerai, Audrius nori maudytis ir sesė irgi nori maudytis. Pakraidysiu, bet ne. Tai dabar mes esame Smiltynės perkėloje. Perkėlimas kainuoja 20 svarų, 51 pensą, berods, ne? Tai čia mašina. Jei su dviračiais 1,5 svaro ar 3 svarai. O dabar? Varom. Pirmyn. Įvarom. Dabar mes esame čia, Smiltynės perkėloje, va. Aha. Čia. Mes persikeliam per, matai, va tas va, sąsiauris, toksai pats siauriausias sąsiauris. Tai dabar čia mes toj Smiltynės perkėloje, va čia persikeliam ir čia yra, va čia va tai va, išdidinu, čia yra antras Smiltynės pliažas apie 6 kilometrus. Galima bus važiuoti. Arba čia išsimaudyt, grįžti, pasistačius mašiną ir toliau vėl važiuoti va pro Alksnynę iki Juodkrantės su dviračiu. Nesiau kelti, jeigu ką, toliau. Dabar toliau pasakoju. Galimybė arba nuo čia važiuoti iki Juodkrantės su dviračiais ir grįžti, čia yra 20 km. Jo. Arba mes turim galimybę važiuoti nuo čia, pro Juodkrantę su mašina iki Nidos, čia pasivažinėti va tuo tarpu pušynais ir vėl grįžti su mašina iki čia. Aš galvoju, kadangi mes su mašina jau persikėlėm, tai mes padarykim biškį vietoj, pavažiuosim. Aš dabar vierkas. Šiek padžiaupau. Padžiaupau, dabar aš vierkas. Ir dabar mes esame Smiltynėje. Ir važiuosim, kur mes važiuosim? Į Juodkrantę važiuosim. Mes esame Smiltynėje. Smiltynė yra ta vieta, Neringos žemynė, siaurame Neringos žemynė. Neringa yra ta juosta, žemės plotelis, kuris tęsiasi už šito sąsiaurio. Persikėlė per sąsiaurį.
Mes dabar atsisėdom. Ir prasideda neringa. Žiūrėkit, ką mes čia dirbam. Mes čia darėm kavą. Kavą geriam. Mes išgeriam kavos. Ir paskui varysim. Paskui varysim ten, kur tas žmogus varo. Ir kai pas mes varysim, tai padarysim taip. Įvarom. Įvarom. Kaip tai darysim? Įvarom. Įvarom padarysim. Įvarom. Žiūrėk, Koliai, žiūrėk, ką turiu. Čia iš puokštės. Mano gimtadienio saldainiai. Vienas broliui, kitas man. Šūdnis 4 kilometrai. Moterų pliažas, VC, vyrų VC, pliažas. O čia pažymėta, kad dviračių gatvė. Dviračių gatvė ir 30 km maksimaliai galima nuvažiuoti. Tai čia kaip čia išeina? Dviračiais galima ar negalima? Tai yra su mašinom galima ar negalima? Galima. 30 maksimaliai greitis ribojimas. Oro temperatūra 17. Vandens temperatūra 17. Bangavimas 0. Netiesa. Vėjas didelis negali. Žalia vėliavėlė, maudytis saugu, geltona, pavojinga, raudona geltona, gelbėtojai būdi, raudona, maudytis griežtai draudžiama. Sekantis. Informacija apie vandens kokybę paplūdimyje. Čia visokių bakterijų skaičius neparašyta. Čia viskas ok, viskas gerai pas mūsų vandeniu. Žarninių ten visokių nėra. Ir tamsos neturi būti. Ir nėra. Liuk. Įvarom. Įvarom. Stebėjimas. Ai. Pagaliau, 13,5 km, puikus riedėjimas dviračiais. Lietuvos automobilių kelių direkcija. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Varom sesiuk. Įvarom dabar. Įvarom. Įvarom. 13,5 km yra puikus kelias ir mes važiuojame apie 6 km ir maudysimės turbūt. Ir toliau lipsim į kopas, tenai mus. Lipsim į kopas. Lipsim į kopas, ten bus labai faina. Ten bus labai faina. Nu. Varom į Nidą. Įvarom. Varom į Juodkrantę. Varom. Varom į Juodkrantę, varom visur, kur tik mes norim. Nes kelias iš tikrųjų puikus, dviračių kelias. Ir aš tokią kelią iš tikrųjų dviračiai tiesaus. Ir tokio lygaus, tai mažai kur esu matęs. Vakar, užvakar matėm. Vakar matėm tokį kelią Giruliuose. Tai važiavom į Girulius, motinai. Išį platesnis. Visai. Tiesiai, varai ir varai. Važiuoji. Įvarai. Įvarai. Nu, gražios pušys aplinkui. Gražios, ką tu. Gražu. Kalneliai. Matai, čia kopas. O už kopų jūra iš karto. Už kopų iš karto jūra. Veidrodukas reikia nusireguliuoti, o superinis veidrodukas brolis nupirko. Labai gražus veidrodukas. Iškart va kopos. Už tų kopų iškart jūra eina. Aha. O iš kitos pusės čia vat už to kalniuko yra tasai kelias, kur veda mašinos iki Nidos, kur važiuosim. Aha. O už to kelio jau yra marios. Čia yra labai siaura juosta. Žemynas labai siauras juostelės. Nida, o ta paskui toksai miestelis kaip Preila, Pervalka, Juodkrantė. Tokie miestukai mažiukai, pakeliui į Nidą. Ir vietoj Pervalkos užrašyta Pervalga ir niekas nepataiso, Pergai užrašyta. Nes persivalgo visi tenai. Pervalga. Iš tikrųjų Pervalka, nuo žodžio pervilkti. Ten turbūt yra pleksnių jūros. Pleksnių yra. Labai skanios žuvytės. Tai svarbu važiuoti iki posūkio, kur soliukai. Toliau nepravažiuok, aš tave pasivysiu.
Tai biškutį greičio pavarysiu. Reikia sesės sulaukti. Nu, pušis tai šakės. Visur pušis, sausas oras, gražus. Jūra, joda pakanka. Ką tu? Važiuok kaip norėk. Kelias tuščias. Beveik visą laiką. Vienas kitas dviratininkas pravažiuoja. Sesėvas. Kompanija puikiai. Važiuojam. Įvarom. Nu, šiandien pavojinga maudytis, mes greičiausiai tik pabraidysim, aišku, kad pabraidysim jūrą, nes jūra tokia banguota kaip paltininės videoklipais, kai vaikšto pakrantė ir dainuoja, be piguai dainuoti būdavo, kai jūra banguoja, o pasimaudyksiu, tai jau čia nedainuoti. O mes, pavyzdžiui, maudysim, nesimaudysim, bet mes ir nedainuosim, mes dainininkai, ką kokie? Pakrantėj palikto, laukų saulėta tyluma. Nežinau toliau. Nežinau toliau žodžių. Sienas kokia gamta. Jūra, jūra, mano jūra, ko banguoji. O kas ten toli matosi? Būdelės persirengimo greičiausiai. O aš čia nematau jokių būdelių persirengimo. Mūsų dvi vėžėse daugiau jokių būdelių persirengimo. Vėjas, smiltis, šokantis sesė. Nu ir viskas. Čarlstonas šoka. Hei! Dabar mes su sesė darysim pėdas ant jūros. Jo labiau panaši pėda į sniego žmogaus. Bandysim dabar. Varom. Įvarom. Tai dabar čia darysim. Ne, nu kas čia, reikia žengti taip. Taip čia. O ir... Labai panašu. Sesės labiau į sniego žmogaus neša. Žiūrėkit, kokia ryški. Nu tai, aš nepabandysiu. Revanšas. Nesuskauda. O dabar mano. Ne, pralašiau. Tai tu iš Neandertalo dar tokia jėga masyviai. Bum! Pėda kaip jėga žmogaus. Kaip kalė, lyga duobė, kaip manai, nuo pomolė šilokos. Boli, žiūrėk, koks paukščiukas tenai. Koks paukščiukas, mazas, gaudegos. Kikili, alai, bakai, kalitis topia gai. Kikili, laiva koji, ir kakojus kelnelis nutekioj. Kas mūsų pabėgo? Va,
žiūrėk. Žiūrėk, kai varo. Ne, su kamera. Išbaidėjai paukščiuką. Su kamera reikia bėgti, o ne... Visą laiką tie garnai arba pilis sugriauna. Norėjau kikylį pusų paukštį pagauti. Arba pilis sugriauna tie garnai, arba išbaido. Rupuzės. Einam boličia. Čia va, iš čia mes atėjom. Va čia kur mes atvažiavom, jau mūsų vėžės užpustė smėlis. Vėjas smėlis. O iš ten mes ką tik atėjom, dar šviežios mūsų ratų pėdos. Bet jos už valandos pusvalandžio jau bus visai užpustyti. Jas užpustė vėjas. Keliaujam kursuose sekundė, nežino, nieks. Įvarom. Įraš latyčista. Mano sipana. Eina. Dėdė. Čia raganų nėra tokiuose vietose, eglingose, išlūžusiuose. Raganų nėra. Čia labai gražu yra. Raganos. Žinai, kur yra? Kur? Raganos būna. Kur miškai neprižiūrėti, kur sausos eglės, kur apšniaukšta. Čia tai Rusijoje raganos. Ten neprižiūrėta. Čia gražu, čia raganų nėra. Tai galim padainuoti. Atskris sakalėlis per žalią girelę, atmušė sparnelius į žalią eglelę, atmušė sparnelius į žalią eglelę. Sausa žalia, vis tiek atmušė. Sausa žalia. Žmonės pailsės. Kas keli kilometrai. Čia buvo tų solelių, bet jie buvo miškeliška. Nu jau čia padaryta, kad nesulaužytų, tokios pliauskos atpirintos, kad niekad nesulaužys. Kaip Panevėžy, kad link Pajuostės važiuojant, irgi tokius padarė. Strampai. Būktų koks nori stiprus arba išprotėjęs, arba išgėręs solelio nesulaužys, nebent sudegins. Kas ir įvyko, vienas sudegino durnį. Bet šiandien mes nusiteikę pozityviai, tad nesam priekvaišių gydytojai, mes esam gamtos tyrinėtojai. Įvažiuojam! Įvažiuojam! Įvarom! Koks ženklas? Įvarom. Įvarom! Aš nemoku parodyti, nes vieną varošką vairuoju. Sukės ratai, myli pedalus, koks puikus sesiukas, bolis koks puikus. Įvažiuojam! Įvažiuojam! Nu tai dabar pradėjom važiuoti senuoju keliu, kurį rudenį taip pat platins, tvarkys, lygins. Liko mums kokie 4 kilometrai iki Nidos. Irgi nuostabus kelias, nuostabai pušynai nuostabus. Čia biškutį išdegė, buvo kažkada tai sesė kalbėjo didelį plotai. Nu bet čia irgi fainai, įspūdingos vietos, net nežiūrint to, kad yra kai kur padegę, pavirtę. Pavirtę medžiai yra natūralus reiškinys gamtoj. Miškas turi būti ne kaip parkas, o išvirtusių medžių, nes išvirtusiais medžiais maitinasi įvairiausi vabzdžiai, vikšrai. Didžiulė gyvybė tenais. Mediena. Nu, čia išdegos likę. Nu, kažkada tai buvo, čia kažkas gaisras sukėlė. Nu, o mes važiuojam su sesiuku
O mes važiuojam susisuku per Pušyną toliau. Būsim Juodkrantėj. Žiūrėsim, kas ten. Grožėkis miškais, o ne gaisrais. Lietuvoje kasmet išdega net 200 futbolo aikščių dydžio miško plotas. Valstybinių miškų urėdija. Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regiono Juodkrantės girininkija. Parašyta, jūs esate 45 kvartalo 19 sklype esančioje poilsio aikštelėje. Šioje aikštelėje kurti laužą draudžiama. Elkitės atsakingai. Trumpas sustojimas, po kurio važiuosime į Juodkrantę. Nu. Mes dabar taip važiuojam. Jūs esate čia. Ir mes dabar važiuosim čia ir Juodkrantėj būsim. Tas pasisukimas ir yra. Mūsų kelias ten. Kai buvom maži, rinkdavom tokius fantikus. Saldainių. Iš to, iš tos pusės. Ir čia yra dviračių takas numeris 10. Tai mes dabar esam prie jūros Juodkrantėje dabar. Turbūt valgysim neuzilką su vytėsi. Jokėsis jau. Ir tai visai netikėtai patys savo. Aptikome janotus smėlio skulptūros. Tai čia sėsia, ką jos iš visiškai smėlio? Taip. Žiūriu, tokias patrupėja. Bet tai molio gal biškutį yra? Ne. Ką čia žiūri? Čia yra smėlio skulptūra. Aha. Gulnar Ševčenko, Ukraina, skulptūra Miškėnai. Ukrainietis? Aha, Miškėnai janotus. Biški su Povilas Šarys, skulptūra vėlė. Vėlė. Čia arklio vėlė turbūt, ar kokia vėlė. Reikia apžiūrėti vėlę, žinai. Nu, čia vėlė. Ta vėlė jau žalėm apaugus. Kuršių Marius. O čia kas toks? Kuršių Marius. Marius. Tautvydas Pailonis. Fainiai. Ten dar viena. O čia Kuršių Mariai. Tai čia vadinasi skulptūra Feniksas. Jis į varną panašus. Miško pasaka. Kristaps Andersons, Latvija. Miško pasaka. Tiesiog vat kuršiški. Tokia vietinė giljotina. Kas neklauso, šitą akmenį kabina ant kaklo ir lieka vaikščioti po apylinkę. O čia yra, aišku, aš juokauju, čia yra kuršiškas tradicinis laivelis, ko gero, arba tiesiog suvenyrinis laivelis. Arba iš laivelio padarytas kažkoks keistas tinklas. Čia karysės. Aš čia citrina labai skaniai. Ai, nežinokite, kaip skaniai. Aš tai tą patį valgius, kai aš esi. Tai ką mes... Ką čia valgysis? Užsisakėm tokį firminį pyragą jau. Aha. Karštas pyragas. Nepradėjai dalytis. Karštas pyragas čia. Jau firminis. Taip atrodo. Kažkoks vainikas supintas, ką jis reiškia, nežinau. Sesė, žinai ką? Nežinau.
Oi, kalną didelį. Nors mes toj kaviniai būtume mažiau privalgę. Ne. Oi. O jeigu šiandien. Viensiu. Oi. Desertas to išlys. Neišlys. Turim kalorijų. Neišlys. Varom. Įvarom. Įvarom. Varom, sės. Įvarom. Įvarom. Įbus sustojom, nors ir labai skubėjom. Susijoniukai. Bet čia gali būti ne tik tai ūmėdės, bet ir žaliosios musmirės. Todėl mes... Gerai, tai tada nereikia. Ir dar vieną parodys. Dar vieną? Ir dar ten buvo raudonų. Va, iš viršaus į taip atrodo. Aha, o iš šono? O iš atrodo šitai. Gerai. Nereikia, turim pavalgyti namie. O kas čia per grybas? Žiūrėk, Pasakys tik specialistai. Kur? Bėgam, staigiai pasižiūrėti. A, čia tai ūmėdė. Mano maniniu, čia ūmėdė. Bet jinai labai kažkokia jau sena. Ir čia sena jaunėtė. O šitą dar valgoma, ko gero. Ūmėdytė. Naujim? Dar ten vieną žiūrėk yra. Ir dar čia va. O, ūmėdžių karalija. Ir čia dar ūmėdės. Geras. Ūmėdytės. Ne. Čia per augus. O čia jaunas kažkokius. Vėl ūmėdytė. Čia stangrės, kad nebūtų. O čia jau apvalgyta lapė nukanda. Įdomu, kodėl tos rūšys taip gali sukrypti, čia sukrypsta. Ar čia kokia anomali zona ar kas. Ir pakeliui matėm ne vieną tokią. Sesė tai šilbaravykius renka. Čia yra grybų, kažkokie grybai buvę, aš kart matau, bet čia tik kotas lykės. Kotai. Kažkas čia parinkęs jau sesė, kotai lykė kai kur dar yra čelų, ūmėdžių visokių. Bet šilbaravykiai tai kažkas čia grybus surinkę kotus rinkės. O, čia šilbaravykiai. Šilbaravykiai? Jo. O, parodyk. O. Geras. Čia viena ūmėdė. Nu. Jeigu nenori, ūmėdės neimam. Bet čia šilbaravykiai. Čia tikrai šilbaravykiai. Mokyklai mokydavomės, tai sakydavo, kad raut negalim, čia grybieną sugadinsi. Bet dabar paskutiniai tyrimai rodo, kad galima raut. Nieko ten nesugadinsi, buvo ir bus jų. Gal aš kokių šilbaravykių rasiu, reikia pasižiūrėti. Nu tai čia pušynai visokie, pušelės. Ir va, ūmėdės dvi. Ir labai jos sveikos matos. Ūmėdytės. O, vienas privažiuosim. Ir kitas privažiuosim. Vai, nesumėdytės, sveikas, kad. Sesė, ūmėdės įmam. Ai, ne, užteks šilbaravykių. Išpuikės. Va, čia šilbaravykiai. O čia jau šilbaravikis garantija. Grybas. Bet kažkoks minkštas. Ne, čia ne šilbaravikis, bet labai panašus. Čia irgi grybas, o čia tai jau baravykas grinai. A, ne, jis tuščiaviduris. Jie, sesė, čia tuščiaviduris kažkoks. Ką manai? Čia nežinau kažkoks keistas. Ir tas taip pat irgi tenais irgi tuščias. Jie turi kieti būti. A, žiūrėk, ten toliau dar grybas. Kur? Va, čia va šilbaravikis jau matęs grybukas. Čia jau labai. Imam? Imam. Jamam. Išėjom muntorą, įpainėm šilbaravikį. Gamtos apsauga čia baravykas. Arba raudonikis šitas. Raudonikis greičiausiai. Gal raudonikis. Šitą paliekam. Visokio raudonikį prieškausim. Čia ūmėdė per augus, bet čia, o, šilbaravykiai visi. Vienas dar paliktas. Čia kažkoks prie medžio. Čia kotas lykės. A, va čia va dar matau. Arba čia tas čia viduris. Ne, nifiga. Čia piliuko reikia, blemba. Šitokių grybų dar niekad neradęs. Gal mums dviračių nenuvarius. Grybai. Ai, čia daug turi, vėl prisiaugins. Kietas kaip šonkras. Turi būti.
Negerai, nu, bet ką daryti? Peiliuką neturi. Susiuk, kas čia? Oho, čia baravykai. Geras. Bet reikėjo pjauti, peiliuko neturi. Tai mes galim juos nupjauti. Čia tokie neimsim, čia tikrai... Va, dar vienas baravykas. Bet šalia baravykas. O, šalia čia ne mūsų dviratis važiuoja. O čia tai mūsų yra žalioji. Šitą vaikiną ir merginos, jei pamatysit. O kur yra mūsų? Griežtai ne. Ten šalia baravykų. Nes pizdėts bus. Pipėts. Va, dar vienas baravykas. Gražus baravykiukas. Šalia musmirių baravykų iš tikrųjų būna. Nemažai. Dar vienas baravykas. O čia kas? Gal jūs žinot, bet čia ne baravykas. Minkštas. Peiliuką. Tai reikia nupjausti tos tokiukus. Toks neturim peiliuką. Oho! Wow, kokie! Pergalė. Va, dar vienas. Čia kietas. O, užėjom. Dar vienas baravykas. Nebesugraibau. Man galvos prie. Oi. Tai prisidėjom bendrom pajėgom pagrindė baravykų ir keli šilbaravykiai. Ja. Tai žinokit, visai faina bus šiandien. Skanu bus. Virsim grybienės greičiausiai. Hei, šilbaravykių prisirinko ir kas lėko, nes nematėm, ne. Ir štai baravykų netgi daug. Baravykų prisirinko Mosesiuks taip pat. Ir važiuojam mes namo. Ką matau, tą dainuoju. Jej. Važiuojam, grybienės virti. Nu tai sesė turi dvi katės akis. Ir dabar pasikeičia katės akį, kurią jau pasikeitė į priekį važiuojant, nes jį buvo nublankus. Bet grybų nesu. Kita, kurią pakeitė, čia mirksiukai, apšvietimas dviračio. Jinai irgi baterija pasibaigė, tai tenka atsiprašyti tos, kurios visiškai dar neišėjo iš rikiuotės. Aš tau pašviesiu. Tai sesė dabar keičia. Dar visai neblogai šviečia šitą katės akis, žiūrėkit, jos spindi. Nu, tai aš mažiau biškį padariau, mažesnį šitą spindulio stipriai. Kad šiek tiek taupyti. Nu tai ką sesė gali pasakyti apie šitą mūsų važiavimą? O toks važiavimas sutemo. Neatrodo labai tamsu, bet iš tikrųjų sutemo. Mes čia dabar apšviesti dviračių esam. Labai faina, mes pavažiavome, šalta dabar, labai stipriai skubam, greitai varom, kiek tik tai galim. Buvom Juodkrantėj, varom atgal, kur mes varom? Į Smiltynę. Į Smiltynę varom. Liko kokie 6 kilai, ne, daugiau dar liko kokie 8-9 kilai. Nu, bet turim parvaryti per valandą. Jau bus tamsu. Dėl perkėlos nebijom, perkėla iki 2 valandų 30 minučių dirba, čia nakties būtų, bet mums tiek nereikia. Nu, liko kokie 7-6 km važiuoja. Jo, parvarysim į mašiną. Į Smiltynės. Ir tada jaukiai mašinai, šiek padžiopau pasveikti. Čia viercho poza. Čia viercho poza. Važiuosim namo. O šiandien smagiai pasivažinėjom, pamatėm Juodkrantę, jaukus vaizdai. Patiko, kaip tau patiko? Kokia kavinė? Žvejonė kavinė, puikiai kavinė, geros kainos. Geros kainos, bet labai skanu. Bet kai valgai labai skanu, krevetės karališkos ir žuvis, kaip žinoma. Starkį valgiam, krevetės karališkas valgiam. Obuolių pyragą karštas. Obuolių pyragas firminis su ledais, karšta šalta, bet įdomu, tą ledų pyragą valgai obuolių, jisai 2 ledų kaušeliai ir obuolių. Jisai karštas, o ledai šalti. Ir dar padažas. Ir dar karštą arbatą su svarainiais. Karštą arbatą su svarainiais. Gali cukrus pridėti, ką mes ir padarėm. Kol kas rūgštingumas nesukylo. Kamalate labai skani, super.
Kavala tai buvo pati pirma, nes mes atvažiavom jau kaip skrebukai Pašalė pašalė. buvom. Trumpom Bet rankovėm dabar taip važiavom. greitai minam, kad nėra jau, nėra šansų sušalti. Nėra šansų. Bet man atrodo, jeigu dar ilgai plėpėsim čia, tai atsiras šansai sušalt varom. Vilkai užstūgė, juokauju. O mes turim džinsus specialius, kurie atsiraito, kai būna šalta. Mes susiraitom juos dieną, kai būna šilta. Beveik pavykas, grįšim namo ir viskas okei. O šiandien dieną mes su jumis atsveikinam. Iki. Berną delną ir už. Iki. Įvarom. 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 Nu, įvarom. 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 Iki. Iškivatas kažkas. Nu, pats miškas nelabai. Kiek ir tesimato to mūsų važiavimas. Tiesiog olimpikė, bolio olimpikė. Pušaitės visokios.